Treneriai, kokios mintis po rungtynių? Sakom, nežiūrintis rezultato, o žiūrinti žaidimo kokybę, tai Rūbiniai, kaip sakom, gal keistai skambės, bet padėkoju vyram už atsidavimą, už tą rungtynių plano vykdymą, už jų norą žaisti. Sako, nieko nereikia versti, linko mes ėjom, kad tikrai nieko nereikia versti žaisti, visi nori žaisti pilnu atsidavimu, tai tas labai džiugina. Ir pažiūrėjus į antrąjį, trečią kėlinį, atrodė tikrai ir puikiai energija pasirodė ir rezultatas būtų lygus, bet kodėl tas pirmas toks skaudus kėlinys buvo? Taip, jeigu realiai pažiūrėti, ir pirmą gerai žaidėm, kelios ten, kaip sakė, asmeninės klaidos yra, kurios yra pataisomos, taip, kurias galim pataisyti ir išvengti ateityje. Tai, manau, tikrai žaidėm. Antras kėlinys lygus buvo, ar net goliniais momentais, sakyčiau, gal mes net ir juos apžaidėm, taip. Ir trečią kėlinį matėt, kad vyrai stengiasi iki galo, tai sakoma, ištrauktas rungtynės, bet gal šiek tiek trūko mums tas realizacijos. Ir per apšilimą matėm, broliai Kumeliauskai apšilinėjo, tačiau aikštelė jo neišvydom. Kodėl? Broliai Kumeliauskai sičiužinėja, davėm šiek tiek pauzės jiem, pailsėt, mūsų laukia labai, sakoma, atsakingas savaitgalis sekantis, tai mes labai tikslingai jam ruošiamės ir koks sprendimas buvo priimtas, kad šiandien jie pailsės. Ir dar noriu atkreipti dėmesį į žaidimą daugumoje. Vienas įvartis pasiektas daugumoje, bet iš visų daugumų atrodė, kad toks geras pasitikėjimas ir gana išradingi gerai judėjo Ritulys. Ar į tai ar akcentavote žaidimą daugumoje? Gal jie pagaliau išgirdo, ką jų prašoma, kad daugumoje Ritulys turi judėti ir turi būti metimai. Čia ant tuščio ledo 5-4 žaisti, nėra tikslo, tai turi momentą, turi mesti ir eidam mušti, taip ir buvo. Momentas buvo metimui, metė, jam damušti. Ir šiandien, ir trečiadienį buvo tikrai nemažai žiūrovų susirinkę, tai turbūt šaunu, kai galite namie žaisti ir pritraukti tiek žmonių. Taip, tai čia, kaip sakoma, ir yra Elektrėnų miesto komanda, kaip sakoma, mūsų miesto komanda, tai mes ir norim užkurti miestą, kad ateitų rungtynės, tai su kiekvienom rungtynėm vis daugiau ir daugiau, nežiūrint rezultatą, ateina, serga už mus, labai daug jaunimo pasijungia, taip, tai sakoma, kad norint užsiauginti žiūrovą reikia nuo jaunystės įtraukti, tai tikrai šaunu ir mes tą girdime, tą palaikymą, tai labai faina. Ačiū. Dėkui.